Aš tau anksčiau užduodavau klausimą, kaip žmogus gimęs iki 3 ten ar 5 metų sugeria visą informaciją. Dabar jau atsiranda tyrimai, neuromokslas daug dalykų pasakoja, kad mes kaip gimstam, mūsų smegenys yra atviros visai informacijai, kuri yra aplinkui. Ir tie pamatiniai, baziniai dalykai, jie tiesiog iki 3 metų sueina į mus. Ne veltui yra sakoma, jeigu Japonijoje negimiai, niekada tikrų japonų nebūsi, ne? Nes tu nejausi tų tarp eilučių esančių dalykų. Tai čia yra vieta metapasakojimo arba mitų arba meta istorijų. Jos gyvena tame lygyje, kur mes gimę perimam besalgiškai, mes perimam todėl, kad jeigu mes norim save realizuoti kažkur tai sociume, mes turim suprasti taisyklės, o taisyklės tai yra stereotipai. Stereotipai vėl, jie nėra gerai, nėra blogai, jie dažnai mums palengvina egzistenciją, jeigu mūsų riboja, jau tada yra blogai. Ir kai vaikas gimsta tam tikroje aplinkoje, jis gimsta su savo pašaukimu, tai kad jis galėtų save realizuoti, jis perima visus stereotipus. Tame perima ir meta istorijas su visom artimos aplinkos interpretacijom. Mes neturim pasirinkimo neperimti. Mes tik tai turim pasirinkimą tam tikram amžiuje pareflektuoti, ką tai reiškia man ir ar aš taip noriu elgtis. Ta prasme, jeigu mokyklinio amžiaus mergina baisisi Eglės istoriją, tai gali pareflektuoti. O kodėl aš baisiuosi? O todėl, kad aš nenoriu būti išorinio aplinkybių auka. Aš noriu turėti laisvę su atsakomybė. Ir aš noriu per savo pašaukimą prisidėti, kad ateinančių kartų gyvenimas būtų geresnis. Bet jeigu jos reakcija yra tik tai pasaka baisi, ašaros ir numesti, tai ta pasaka vis tiek gyvena joje. Ir vis tiek sąlygoja mūsų pasirinkimus. Ne veltui neuromokslininkai yra padarę tyrimą, kai mūsų sąmonėje atsiranda sąmoningas sprendimas, kūne jis būna 30 sekundžių anksčiau priimtas. Ir yra keliamas klausimas, kas mūsų kūne priima sprendimus. Tai sprendimai ir gimsta iš vaizdinių, kurie gyvena mūsų psichikoje, nuo kolektyvinės sąmonės vaizdinių, kaip mes matom dabar, apie ką mes dabar kalbam, iki individualių vaizdinių ir iki ateities vaizdinių.